Sveiki, abiturientai. Turbūt mastot, kur stoti, kur nestoti šiemet, tai tiesiog norėčiau biškį pasišnekėti apie miškininkystės studijas. Privalumus ir trūkumus gal papasakoti. Pats stojau 2017 metais, pasibaigiau tik tais bakalaurą ir norėčiau pakalbėti apie bakalaurą, magistrą ir apie darbus privačioj įmoniai arba valstybiniai. Kodėl aš rinkausi tik tais bakalaurą? Nes dirbu privačioj įmoniai ir privatininkas nereikalauja magistro. Jam tiesiog nėra visiškai svarbu, kad tu dar 2 metus atiduosi studijoms. Jam reikia tavo patirties. O jei ir neturi tos patirties, tai aš įsimečiau į tokią, kur tiesiog apmokė viską ten nuo nulio ir įsimetęs į tą įmonę, tikrai daugiau išmokau nei kad universitete, kol mokė. Tai va, dar kas kodėl neėmiau magistro. Nes, pavyzdžiui, magistras jis žaidžia žaidimą tai tik tais valstybiniai įmoniai. Kodėl nenorėjau aš į valstybinį įmonę eiti, nes tikrai ten pinigai mažesni, ten atsakomybės daugiau, ir turi dar 2 metus magistrą mokytis. Tai va, kas daugiau su miškininkystė. Pats mokslas nėra labai sunkus, nuo dėstytojo priklauso, buvo tokių kirvių, kur tikrai buvo sunkoka per juos pereiti. Bet šiaip viskas sklandžiai, jokių skolų, visa kita, tikrai. Jeigu eini į paskaitas, praeisi lengvai. Tai va, visai rekomenduočiau tiem, kas myli gamtą. Ir rekomenduočiau tik bakalaurą. Darykit pagal save visą kitą, bet koks dar to magistro gal minusas, kad pavyzdžiui, aš esu darbuotojas, parašau miškotvarkos projektą. Ta mano miškotvarkos projektą tikrina žmogus, kuris turi magistrą. Jis turi magistrą. Bet gaunasi, pavyzdžiui, privačioje įmonėje tikrai geresnius pinigus moka ir tas žmogus turintis dar 2 metų, kol mokėsi magistrą, tai dar 2 metus jisai mokėsi, jo kompetencija yra didesnė nei mano, bet jo alga, bent jau šnekėjom prieš porą metų, bent jau tada buvo 200 eurų mažesnė nei kad mano. O jo yra atsakomybė didesnė, nes aš galiu klaidą padaryti rašydamas miškotvarkos projektą. Jisai tikrina mano miškotvarkos projektą ir jis turi